bėgti, žiūrėti, čia nežinau, kada pradėjome. 18 laipsnių, kaip nekaip, Vilniuje tikrai buvo išmatuota, tai jau sakyčiau ir vasarą negėda tokią temperatūrą pamatyti. Lietuvišką vasarą, pats taisykime. Lietuvišką, sakykime, pernai metais. Gerai, bus įvairiai ir labai gerai. Pirmiausiai, kas yra dabar? Vilnius saulėtas, Žemaitija debesuota. Iš tikrųjų, saulėta buvo rytinė Lietuvos dalis, vakarinė pusė debesuota. Jeigu į pajūrį pažiūrėsim, pajūris irgi apniukęs. Žiūrim, kas bus toliau. Na, iš tiesų, pats orus lemiantis tie faktoriai beveik nesikeičia. Ir maždaug taip ir bus, tik tai ta šiluma pas šiek tiek atsitrauks. Iš tikrųjų, naktį prabeis lietaus debesis per didžiąją Lietuvos dalį, o tik šiaurėje ir rytuose greičiausiai nepalis, dieną palis daug kur. Ir šis faktas mane nepaprastai džiugina, nes po serbentais pabrastytos trąšos pagaliau pradės tirpti ir smelktis į šaknų link. Temperatūra žemiausia naktį 4-6 laipsniai šilumos, yra šaldų tikimybė, kur bus giedra, tai yra maždaug rytai, šiaurės rytai. Dieną kuklūs gražus 11-13 šilumos, Žemaitijoje galbūt apie 15. Toliau. Penktadienis, ketvirtadienis rytoj, penktadienį palynos, tai šiandien ten vis palis, nedaug, nepadaug, bet bus. 4 naktį vėl 4-6, dieną 12-14, Žemaitijoje ten pradės atsivers pirmiausiai dangus, saulė nušvis ten iki 16. Šeštadienis jau sausas, diena saulėta, sekmadienis taip pat, bet bus šeštadienį 14-16, sekmadienį kiek gaiviau, bet bent jau sausa. Taigi, suma sumarum. Ryt po ryt sulaukiam drėgmės, gamta nepaprastai apsidžiaugia, visi žolynai laukia, tiesiog nesulaukia tos drėgmės, kad pradėtų stiebtis į viršų. Vadinasi, Lietuva netrukus pažaliuos lengvai, tiesioginė to žodžio prasme. Šiluma didelių stebuklų nerodys, bet ir bėdų irgi nebus. Kaip suprantu, sakros dar labiau išsiskleis po... Taip, girdėjau, kad jau pradėjo, soctinklai sako, kad jau skleidžiasi, tai vadinasi, procesas atgal tikrai negrįš. Kągi, ačiū tau, Nagli, už žinias, ačiū visiems, kad buvote kartu ir šiandien